žinau, kad į Žemę atsitrenks kometa. Tai atsitiks 2050 metais. Skaičiuota, ji nukris Vilniuje po medžiais, paners į šaltą Vilnelę ir ją iki dugno išgarins. Todėl niekam nesvarbu, kiek šiukšlių liks jos krantuose, kiek blogų putų raibuliuos. Kas dar bus, kai nukris kometa? Švarus oras, švari žemė, švarus vanduo liks. Švari sąžinė tik liks žmogaus, o mūsų nebe. Nes valandėlę pagalvoti, truputį nugrimsti į save, paklausti, kiek tu pats dalyvauji ir kiek esi kaltas. Dėl šitos netvarkos ir blogio šito, matai, niekas nenori. Viskas bus taip pat, žaliasis kursas išnyks, vietoj jo bus žaliasis kultas, žvejosime iš upės baterijas, dings cheminiai debesys ir rūgštys ir važinėsime senais Škoda troleibusais. Aš nebijau kometas, aš jos labai laukiu. 700 metų miestą augino vėjas ir saulė. Kometa pagaliau išpildys kunigaikščio sapną. Valandėlę pagalvoti, truputį nugrimsti į save. Dėl tvarkos ir gėrio vilniečiai nori.